Sveiki, mėly žiūrovai, aš žurnalistas Tomas Kemzūra, o šiandien artėjančių sekminių progą leiskite jūs supažindinti su katalikų bendruomenė Gyvieji akmenys ir jų veiklomis. Kalbuosi su šios bendruomenės koordinatorė Rūta Šalaševičienė. Sveiki, Rūta. Sveiki. Sekminių proga apie jūsų bendruomenę mes šiandien kalbame ne veltui, nes kai ruošiausi pokalbiui, tai daug žmonių sakė, kad jūsų bendruomenės nariai esate tiesiog persmelkti šventosios dvasios. Tai ar tai yra tiesa ir kodėl žmonės tapatina jūs su ta šventąja dvasia? Labai džiugu girdėti, kad žmonės tapatina mūsų šventąja dvasia. Tai tikrai yra Dievo dovana, Dievo malonė, kad patyrėme tą šventosios dvasios veikimą dar jaunystėje. Dabar jau šiame laike, kuriame gyvename, tai tokių bendruomenių kaip mes yra Lietuvoje nemažai. Tai ne vien tik tai mes tapatinamės su šventąja dvasia. Galbūt tai tiesiog turėčiau papasakoti, kaip visa tai įvyko, nes čia buvo toks Dievo veikimas, ne žmonių pasirinkimas. Tai visa pradžia yra susijusi su charizminio atsinaujinimo Lietuvoje ištakomis. 1986 metais, kai atsirado pati pirmoji jaunimo charizminė grupė. Tai Gyvųjų akmenų bendruomenės ištakos yra toje pirmojoje charizminėje jaunimo grupėje. Tai ilgainiui ta jaunimo grupė užaugo, subrendo, sukūrė šeimas, užaugino vaikus, susilaukė anūkų, paseno, bet aišku ir įvyko kartų kaita mūsų bendruomenėje. Tai dabar mes esame kartų bendruomenė. Bet visą laiką tas Dievo pašaukimas šitiems žmonėms buvo tas pats - šlovinti Dievą ir liudyti jo darbus. Tokį auginti asmeninį ryšį su Jėzumi, būti atviriems šventosios dvasios veikimui ir vedimui. Tai šis pašaukimas nesikeitė. Nesvarbu, kad kartos pasikeitė, žmonės netgi pasikeitė. Iš tų pirmųjų, kurie buvo nedaug, išliko mūsų tarpe, bet užtat kiti įsijungė. Dabar jau skaitlingas būrys, kitos bendruomenės susikūrė. Tai čia, galime sakyti, yra charizminio atsinaujinimo Lietuvoje vaisius, o charizminis atsinaujinimas visame pasaulyje, tai jau tuoj švęs 60-metį, o Lietuvoje 40-metį. Pone Rūta, o kas yra ta charizminė grupė, kurią jūs įvardijote? Kaip tai reikėtų paaiškinti? Charizminis atsinaujinimas, katalikų charizminis atsinaujinimas, tai jau čia tokia, kaip sakant, Dievo veikimas, malonės srovė. Popiežius Pranciškus labai gerai visą tai vardino, nes pats Argentinoje būdamas buvo atsakingas už katalikų charizminį atsinaujinimą. Tai per visą 20 amžių Dievo dovana kaip malonės srovė, šventosios dvasios išliejimas visam krikščioniškajam pasauliui ir laikui atėjus ir katalikų bažnyčiai. Po antro Vatikano 1967 metais ir prasidėjo tas charizminis atsinaujinimas katalikų bažnyčioje. O iki tol per visas kitas denominacijas, o kaip prasidėjo, tai jis prasidėjo vidury niekur. Tai čia visa ta istorija, kaip Dievas veikia, tai mes esame jos dalis, bet kaip ir sakiau, ne tik tai mūsų bendruomenė, katalikų bendruomenė Gyvieji akmenys, bet ir visai kitų bendruomenių, su kuriomis mes bendradarbiaujam. Tai toks Dievas subūrė mus, apdovanoja savo dovanomis, charizmomis, kad mes aktyviau vykdytumėm jo darbus, evangelizaciją. Būdami ne kunigai, ne vienuoliai, bet paprasti pasauliečiai. Faktiškai tas pašaukimas niekuom neišsiskiria ypatingų. Tiesiog visi turėtų taip gyventi, šlovinti Dievą, liudyti jo darbus, auginti ryšį su Jėzumi, būti atvirais šventai dvasiai, kad visi būtų Jėzaus mokiniai, visi būtų Jėzaus misionieriai. Toks yra mūsų pašaukimas, bet toks pašaukimas skirtas visiems, kurie yra krikščionys, kurie yra katalikai. Bet galbūt dėl to, kad ne visi tuo gyvena, tai Dievas pašaukia žmonės,
kad jie pradėtų taip gyventi ir įkvėptų kitus. Tai ar galima sakyti, kad iš esmės Gyvųjų akmenų bendruomenė tai yra, tiesiog tie paprasti tikintieji, kurie yra susirinkę į grupelę ir jau tą Dievo misiją vykdo ne atskirai, bet vykdo tiesiog vienoje grupėje, bendruomenėje? Taip galime sakyti. Faktiškai šiais laikais mes turime tokį Dievo veikimą. Aišku, išlieka parapijos ir parapijų bendruomenės, bet jos nedažnai būna tokio artimo ryšio ar labai angažuotos misijai. Aišku, parapijai nelygi. Bet taip pat ir Dievo darbas yra suburt žmonės specialiai į bendruomenės, nebe parapijinių pagrindų, bet tokio pašaukimo. Ir tokio, irgi kaip vienuolijos turi savo charizmą. Tai ir šitos pasauliečių bendruomenės irgi turi savo charizmą. Ir dar jeigu kalbam tada apie tą Dievo misijos įgyvendinimą, kaip jūs konkrečiai, kaip jūsų bendruomenė įgyvendina tą misiją ir kodėl tai daryti yra galbūt net ir reikšmingiau grupėje, o ne tiesiog atskirai katalikams, pavieniams? Abu lygmenys yra svarbus, nes ta evangelizacija vienas prie vieno, ta prasme, aš susitinku su žmogum ir kalbuosi su juo asmeniškai, yra labai svarbi, nes daug mūsų tokių ryšių yra asmeninių. Ir namuose, namiškių tarpe, giminaičių tarpe, bendradarbių tarpe, profesiniam darbe, kaimynų tarpe. Pilna yra tų asmeninių ryšių, netgi kitassyk kelionės metu, ar taip kaip Dievas duoda susitikti žmonės ir tiesiog pakrypsta kalba. Ir gali kalbėti tada apie savo patirtį, apie tikėjimą, apie Dievą. Tai tas asmeninis lygmuo visada išlieka. Bet tam, kad galėtum daryti jau tą Dievo darbą, Dievo misiją, konkrečiai Jėzaus misiją, stipriau, tai tam reikia šventosios dvasios veikimo, tam reikia irgi stipresnės patirties ir pažinimų Jėzaus. Ir tada tas realizuojasi bendruomeniai, kai mes esame bendraminčių grupėje, kurie pasišventę, kurie dalinasi tikėjimu, ugdosi ir tada tuo, kuo patys gyvena, eina pas kitus ir juos evangelizuoja, juos paskatina. Tai turime renginius, kurie yra vidiniai dėl mūsų ugdymo ir augimo, kad būtumėm Jėzaus mokiniai. Ir taip pat turime renginius, kurie yra skirti pasiekti kitus, tokie kaip ir į išorę. Evangelizaciniai visokie renginiai. Jūsų bendruomenės pavadinimas irgi gali kai kam atrodyti labai neįprastas, nes gyvieji akmenys, bet ką jisai reiškia? Jis yra paremtas šventuoju raštu. 1 Petro laiške 2 skyriuje pasakyta, kad ženkite prie jo, Jėzaus, gyvojo akmens. Tiesa, žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto brangaus. Ir jūs patys kaip gyvieji akmenys statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasinės aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Tai čia yra vienas iš mūsų pašaukimo sakinių, kur šventam rašte gyvieji akmenys minimi, bet pirmiausia turim suprasti, kad Jėzus yra gyvasis akmuo, o mes esame tik kaip gyvieji akmenys, tiek kiek esame panašus į jį, tiek kiek juo sekam, kiek augam ryšyje su juo, kiek priimam jo užduotį, jo misiją ir ją vykdome. Ir čia yra šventosios dvasios veikimas. Būtina šventoji dvasia tam. Savo jėgom to nepadarysi. Dar kalbant apie jūsų bendruomenę, kiek narių iš viso yra jūsų bendruomenėje ir kiek jinai yra populiari Lietuvoje? Realių suaugusių narių yra 60, o vaikų ir jaunimo, dar kita tiek. Tai faktiškai, jeigu suskaičiuojam visus gyvus žmonės, tai yra 100 ir virš 100,
sąraše kartu su vaikais ir jaunimu. Tai va, bet tas, kadangi bendruomenė yra gyvas organizmas, tai yra žmonių kaita. Vieni gimsta, tai pasipildo naujais nariais, kiti prisijungia, suaugę ar jaunimas, kiti išeina irgi vedami šventosios dvasios pagal savo pašaukimą, nes iš mūsų bendruomenės nemažai nuėjo į kunigystę arba į vienuolystę ar į kokias kitokias misijas katalikų bažnyčioje. Greitai švęsime sekmines ir tai yra iš esmės šventosios dvasios atsiuntimo šventė. Kaip jūs apibūdintumėt, kas yra ta šventoji dvasia? Nes Jėzus, Marija, jie tarsi turi tokį kūnišką pavidalą, o kaip tam pačiam net ir netikinčiam žmogui apibūdinti, kas yra ta šventoji dvasia? Na, galbūt pradėsiu nuo to, ką mes esame įpratę švęsti. Krikščionys, bet kartu ir nekrikščionys, ir mūsų plačioji visuomenė Lietuvoje ir taip pat ir Europoje ir vakarų pasaulyje, tai Kalėdos. Ar ne? Ką mes švenčiame per Kalėdas? Kad gimė Jėzus. Jau čia visiems aišku, žino ir jo istoriją, ir gimimą. Galbūt tik tai svarbu žinoti, kad tai šventė, kur mes švenčiame, kad Dievas tapo žmogum. Dievo sūnus tapo toks kaip mes. Gimė kūdikiu, gyveno gyvenimą tokį, kaip mes gyvenam. Ir dabar trys tos krikščioniškos šventės yra esmiškai susiję. Kalėdos, Velykos, sekminės. Niekaip neina kaip paaiškinti kitaip, kaip tik jas visas kartu. Tai dar čia bažnyčios tėvai iš pirmųjų amžių, pavyzdžiui, šventasis Atanazas yra pasakęs tokį sakinį, toks labai trumpas. Jėzus gimė tam, kad mes gautumėm šventąją dvasią. Jis prisiėmė žmogišką prigimtį, kad mes gautumėm dievišką prigimtį. Ir kokiu būdu tai įvyko? Per jo mirtį ir prisikėlimą, dėka jo mirties ir prisikėlimų. Tai faktiškai Kalėdos yra Jėzaus gimimas, Velykos yra jo mirtis ir prisikėlimas, toks atrakinimas vartų į naują lygmenį žmonių gyvenime, kai mes įtikim Jėzų, įtikim į jo atpirkimą, į jo prisikėlimą, tai mūsų siela irgi atsirakina, kad priimtų tai, dėl ko atėjo Jėzus, kad mes gautumėm šventąją dvasią. Nes šventoji dvasia, jos buvimas ir veikimas mumyse ir padaro tą transformaciją, tą revoliuciją, kad mes tampam dieviškos prigimties dalininkais. Tai ta šventoji dvasia yra asmuo, su kuriuo aš galiu bendrauti taip pat kaip ir su Jėzumi, taip pat kaip ir su tėvu. Galbūt truputėlį žmonėms sunku, nes žodis dvasia tai labai į energiją tokia panašu, kuris beasmenis dalykas. Bet čia nėra krikščioniška mintis. Su šventąja dvasia galiu bendrauti, kai bendrauju su asmeniu, ją kreiptis, ir jinai į mane kreipiasi, ir mane veda. Tai Jėzus dabar jau yra kitoj dimensijoje, jisai yra, kaip ką tik šventėme, dangun žengimų. Tai jisai jau yra įžengęs pas tėvą, jau jo fiziškai su mumis čia nėra. Bet šventoji dvasia mums atsiųsta, kad Jėzaus vietoje būtų mūsų vidinis mokytojas, vedėjas, guodėja, globėja, stiprintoja. Tai mums esmiškai, egzistenciškai yra būtina pažinti šventąją dvasią, taip kaip mums yra svarbu pažinti Jėzų. Ponia Rūta, o tai jūs pati bendraujate su šventąja dvasia? Kasdien. Ir kaip sekasi bendrauti? Tai nuostabu. Faktiškai, pavyzdžiui, aš ieškau tokių praktinių dalykų, kaip tą daryti. Pavyzdžiui, kai atsibundu, padėkoju tėvui už naują dieną, prašau palaiminimo. Ir tada sakau, ateik šventoji dvasia. Šią dieną aš noriu pragyventi šventojoje dvasioje. Nes net katekizme parašyta, kad krikščionių gyvenimas yra gyvenimas šventojoje dvasioje. Tai ne teorija, o tai yra praktika. Tai jeigu tai nevyksta kasdien, tai kada tai vyksta? Per šventes, per jubiliejus ar kada? Kasdien tai turi būti. Tai yra kasdienybė šventojoje dvasioje. Tai aš tokį ištariu
Ir savo, ir šventai dvasiai, ir tėvui, ir Jėzui. Šiandien aš noriu gyventi šventoje dvasioje. Ateik šventoji dvasia. Ir turiu tokią, mes visi ją dažnai naudojame, gyvieji akmenys, ir kiti žmonės ją yra išmokę. Tokia iš sekminių novenos kardinolo Mercerio malda. Ten labai yra gražus tokie kreipiniai į šventąją dvasią. Tai aš kokį nors vieną žodį, žinai, pasirenku iš tos maldos ir vat, būtent to akcento, pavyzdžiui, ta malda yra tokia: šventoji dvasia mano sielos siela. Ta mano sielos siela. Kartais šito prašau, kad dar labiau šventoji dvasia būtų mano sielos siela. Aš tave garbinu, apšviesk mane, vadovauk man, stiprink ir guosk mane. Pasakyk man, ką aš turiu daryti ir įsakyk daryti tai. Pasižadu paklusti tau ir priimti visą, ką tik leisi su manimi įvykti. Padėk tik man pažinti tavo valią. Tai va, tai čia yra malda tikrai asmeniui. Ne kokiai tai energijai, kurios aš noriu prisipumpuoti. Tai yra asmeniui, kuriam noriu atsiduoti, pasivesti, jo veikimo laukti. Ir šventoji dvasia veikia arba per dovanas, arba per paraginimus. Ir aš galiu atpažinti juos. Ir tada toks yra džiaugsmas paklusti ir judėti tą kryptim. Ponia Rūta, o kaip jūs švęsite sekmines? Kiekvienais metais švenčiam, daug metų, jau virš 30, švenčiame sekminių šventę Gyvųjų akmenų sodyboje. Tai yra Kauno rajone, Raudondvaryje, Didvyrių kaime. Tai ten Budrio gatvė numeris 30. Tikslus adresas yra ir ten kiekvienais metais kokie 500 žmonių susirenka. Dažniausiai mūsų bičiuliai iš kitų bendruomenių, arba mūsų draugai pažįstami, arba tie žmonės tiesiog, kurie nori švęsti sekmines. Kaip nors ne vien tik tai nueiti į bažnyčios pastatą į mišias, nes tenai yra lauke erdvėj labai dažnai arkivyskupas Kęstutis Kėvalas būna ir aukoja mišias. Tiesiog pastatome tenai, įrengėme tokią erdvę sakralę mišiom švęsti. Kartais kiti mūsų bičiuliai kunigai aukoja ten šventas mišias ir turime ilgą šventę su visokiom veiklom, užduotim ir aišku malda dėl šventosios dvasios išliejimo. Tai aš kaip suprantu, kad nėra taip, kad Lietuvoje yra tik vienos sekminės audringai švenčiamos Vilniaus Kalvarijose, yra ir antra vieta, kurios taip pat smarkiai švenčiamos. Aš manau, kad daug kur yra jau švenčiamos. Ir čia labai yra džiugu, kad va tai, ką darai, pavyzdžiui, atsinaujinimo dienos, daug kur švenčiamos, ir alfa kursai jau daug kur vedami, sekminės daug kur švenčiamos, ten, kur žmonės yra bendruomeniški, daro misiją, tai jiems yra būtina šventoji dvasia, nes šventoji dvasia yra pirmasis evangelizacijos agentas, veikėjas. Ir mes su jie judam šioje misijoje. Tai be abejo, tada sekminės yra ta trijulė, Kalėdos, Velykos, sekminės, tai jau čia kiekvieno sąmoningo krikščionio šventės. Jos yra kartu kaip tokia trijulė. Aš dar mačiau, kad sekminių šitoje šventės programoje, apie kurią mes dabar kalbame, yra numatytas kažkoks tai maldos tunelis. Jūs galit paaiškinti, kas tai yra? Čia yra mūsų artimo draugo, bičiulio, Kanados lietuvio, kuris jau dabar pas viešpatį iškeliavęs, Vinco Kolyčiaus, tokia kaip ir dovana mums. Kai mes dar buvom jauni, ir jis dar pakankamai jaunas, kiekvienais metais atvažiuodavo į Lietuvą, kartais net 2 kart metuose. Bet vienas iš atvažiavimų būdavo visada sekminių laike. Ir jisai ir su mumis būdavo, misionieriaudavo mums ir kitiems. Pats jisai yra katalikas, pasaulietis, ir toks misionierius. Tai va, tai gali sakyti, jisai matė, kaip tą daro Amerikos lietuviai, Kanados lietuviai ir išmokymus. Tas toks tunelis, tai panašiai, žinai, kaip susikabina rankomis ir lenda visi į tunelį ir su kita ranka irgi liečia, žmonės laimina ir meldžiasi ar kalbomis, ar garbė Dievui tėvui,
į šventąją dvasią ir kadangi žmonių būna daug, praktiškai tai yra nuostabus būdas už kiekvieną žmogų pasimelsti, palaiminti jį ir visi labai mėgsta šį būdą, ir vaikai, ir suaugę. Tai toksai gražus pasimeldimas. Ir jeigu dabar koks nors žmogus visgi klausosi mūsų pokalbio ir jisai visgi nusprendžia, kad jis taip pat nori tapti jūsų bendruomenės nariu, ką jisai turi daryti, kokios yra galimybės jam prisijungti prie jūsų bendruomenės? Tai pirmiausiai atvykti į sekminių šventę, kuri bus šį sekmadienį, gegužės 24 dieną, kaip sakiau, prie Kauno esančiame Raudondvaryje, ir ten yra Didvyrių kaimas, Budrio gatvė 30. Ten yra jau mūsų bendruomenės tokie namai, gyvųjų akmenų sodyba. Tai kitas būdas yra atvykti į atsinaujinimo dienas, kurios irgi vyksta Kaune, Vytauto didžiojo universiteto didžiojoje salėje, Daukanto gatvė 28. Ir jos vyksta spalio mėnesį, dažniausiai 3 spalio sekmadienį, nes yra misijų sekmadienis. Paskui sausio mėnesį, dažniausiai paskutinį mėnesio sekmadienį, ir balandžio mėnesį, kuris priklauso jau tada nuo Velykų datos, kad nesutaptų, tai irgi turime žiūrėti, bet balandžio mėnesį tai būna. Tai turime tokius didžiulius 4 renginius, į kuriuos visada kviečiam žmonės. Atsinaujinimo dienos spalį, sausį, balandį, ir sekminės jau visada, kada jos būna, visada renkamės gyvųjų akmenų sodyboje. Dėkoju Jums už skirtą laiką ir už šį pokalbį, o su Jumis, mieli žiūrovai, atsisveikinu iki kitų kartų. Viso.